Good morning. Hello once again. Anglų kalba prie kavos puodelio. Tikiuosi jau kavos puodelis arba arbatos puodelis garuoja šalia ir kimbam į anglų kalbą. So today, the day 3. And questions. Klausimai. Sugalvojau tokį temos pavadinimą. Ir tikriausiai dažnam iš jūsų maišosi, kada klausiant reikia naudoti have, kada do, kada does, kada is, kada are ir kada did ar taip toliau. Taigi šiandieną noriu trumpai papasakoti, kaip klausti, kai klausim apie dabartinę situaciją, kaip klausti, kai klausim apie praeitį ir kaip apie ateitį. Taigi šitą iliustraciją galit paspaudus pauzės mygtuką pastudijuoti daugiau, bet atkreipkite dėmesį. Past yra praeitis ir norint paklausti kažką, ar tu darei vakar, ar tu valgiai vakar, kažką naudosime pagalbinį žodelį did. Pavyzdžiui, did you watch TV? Ar tu žiūrėjai televizorių? Did you eat soup yesterday? Ar tu valgiai sriubos vakar? Jeigu mes klausėme apie dabartį, apie pastovę situaciją, kas yra aktualu, kas yra pasikartojantis dalykai, arba rutina, arba įpročiai, mes klausim do. Ten, do you like coffee? Ar tau patinka kava? Do you have breakfast in the morning? Ar tu pusryčiauji rytais? Do you speak English? Ar tu kalbi angliškai? Ir taip toliau. Na, o apie ateitį klausimuose mes naudosime will. Tai pažiūrėkim keletą pavyzdžių. Aš čia pateikiau 10 veiksmažodžių ir sugalvokime kuo daugiau klausimų. Taigi dabar man, jeigu aš jums užduočiau klausimą su did, tai jau yra apie praeitį, kas yra jau pasibaigę, praėję. Jūs atsakysite man arba yes, I did, arba no, I didn't. Yes reiškia taip, no reiškia ne. Taigi, did you go to work yesterday? Ar ėjai į darbą vakar? Yes, I did. Did you like flowers? Ar tau patiko gėlės? Yes, I did. Did you work 10 years ago? Ar tu dirbai prieš 10 metų? Yes, I did. Arba no, I didn't. Did you live in Klaipėda last year? Ar gyvenai Klaipėdoj praeitais metais? Yes, I did. Did you watch TV on Sunday? Ar žiūrėjai televizorių sekmadienį? Taigi, did you eat? Did you drink? Did you travel? Did you study? Did you play? Taigi, did simbolizuoja, kad tai yra apie praeitį ir žmogus iš karto galvos apie praeitį išgirdęs tokį klausimą. Taigi jau 10 klausimų galite klausinėti pašnekovo apie praeitį. Na ir jeigu kalbam apie dabartį, kas yra įprasta, kas yra dabar, tai vėlgi naudosime žodelį do. Pavyzdžiui, do you go to school? Yes, I do. Matot raudinai pažymėti atsakymai. Tai vėl rinkitės pagal save ir žiūrint šitą video atsakinėkite į klausimus, jau palaikykit pokalbį. Do you like oranges? Ar tau patinka apelsinai? Do you work? Ar tu dirbi? Do you live in Klaipėda? Ar tu gyveni Klaipėdoj? Do you watch TV every day? Ar tu žiūri televizorių kasdieną? Do you eat in the morning? Ar valgai ryte? Do you drink coffee? Ar tu geri kavą?
Do you travel a lot? Ar daug keliauji? Do you study? Ar mokaisi? Do you play computer games? Ar žaidi kompiuterinius žaidimus? Ir vėlgi, yes I do, no I don't. Na ir ateitis, kai mes kalbame apie ateitį, kai mes kažką prognozuojame, planuojame, tai mes tiesiog klausime su will. Will you go to Italy next summer? Ar vyksi į Italiją kitą metą? Will you like it? Ar tau tai patiks? Will you work? Ar tu dirbsi? Will you live? Ar tu gyvensi? Ane, užbaigti galima klausimą papildant. Will you watch TV? Ar tu žiūrėsi televizorių? Yes, I will. No, I won't. Will you eat meat? Ar valgysi mėsą? Will you drink? Ar tu gersi tada kažką? Will you travel? Ar tu keliausi? Will you study? Ar tu mokysi? Will you play? Ar tu žaisi? Tai į klausimus, kurie prasideda will, atsakome yes, I will, no, I won't. Na ir užduotis jums komentaruose. Užbaik šitos klausimus. Gali paspausti pauzės mygtuką ir parašyk teisingus klausiamuosius žodelius priekyje. Taigi laukiu ir have a nice day.